Suzuki Šyla, atvažiavom pas Ajauską į Power Pools, prasuksim ant stendo Suzą, pažiūrėsim, kiek jis parodys arklių gyvų. Reikia sušildyti tepalą, kad viduj ten nekuriant jo, tuo pačiu ir plastikus Suzą nuveišiu. Juodai dažytai nusprendžiau originalius plastikus palikti, nes labai gera kokybė plastmasės, tai tikrai bus geriau nei kažkokie kiniečiai. Tai va, dabar atrodo šiek tiek kaip drakonas, bet nieko, viskas gerai, ką ten planavau pakeičiau, tai perdavimas, žvakės tepalai ir visa kita. Tai žodžiu, dabar šildom, varysim, prasuksim, pažiūrėsim, ką čia turim rate. Kuris? Antras? Ja. Bet ir tas šaltas toks. Šitas tikrai dirba. Žodžiu, ištraukiau mocą ir misfire'is. Gali dar tą šešiakampį paduoti, išsuksiu prie to pačio vakalo. Jo. Žodžiu, situacija dabar tokia, kad mocas kažkodėl nenori dirbti. Atrodo lyg misfire'intų kažkuris cilindras, bet visi dirba. Tai bandysim pašildyti, gal atsigaus. Gal sustresavo tiesiog senukas prieš dieną testą. Žodžiu, Suzuki spjauna grybo, matuojam išmetamąsias, kažkodėl nenori dirbti. Senelis susigėdo dėl kažko. Nedirbimo problemą gan greit susiradom, tai ne cilindrai misfire'inosi, o tiesiog temperatūrinis daviklis melavo parametrus, baisiai pylė kurą ir atjungiam, pradėjo dirbti be jo ir motoras pradėjo dirbti ir buvo galima prasukti. Ką pamėginsim, senolį prasukti, ne? Prasuksim dabar. Nu pabandysiu, bet jau ten susikalibruoti.
Čia mano feivas ką tik buvo. Kas buvo? Stendas stabdį nuspaudžiau ir neatspaudžiau mygtuko. Ai. O... O Pamsumėti tik bėgius. Iki pirmojo neutralį. neutralki. Nu, senukas tai galios dar visai turi 144 arkliai galinį ratą, tai to prasme, aš kaip Big Bangą turėjau ir vieną nuo 2.9 iki 2.14 metų suko 154, kaip pavyzdys turėti 133 kW, tai... 118 buvo prieš 25 metus. 118 kW prieš 25 metus. Čia tikrai likau biški nustebintas, tai jo, aišku, mišiniai susibangavę, viską būtų galima susitvarkyti, bet šitas kompas, kiek atsimenu, nelabai programuojasi, tai antra alternatyva būtų komanderis, bet turbūt tiek nesivelsim. Tai va, bet parako turi senelis. 100 kem 4 arkliai į ratą, tai kiek čia alkūnė atsisuka realiai? 15% maždaug uždėjęs kažkaip čia, man tai per daug čia skamba tais arkliais. 100 kem 4 kart 15, 105 arkliai. Variklis generuoja 123 kW, dabar man pasakai, kaip kilovatų jame priaugti galėjo.
Ne, tai... Įtakos gali turėti, žinai, vienas dalykas. -1+2 perdavimas pas mane. Bet kiek aš sukaliojęs, aš daug reisbaikų daręs, tai visi skirtingais perdavimus atvažiuoja, tai stumdo labiau kreivę pirmin atgal, pikiniai arkliai, nu nesu matęs, kad kažkur būtų, taip laviruoja tarp mocų apie 5 arkliai, visada viskas normalu, bet kad būtų koks 10-15 arklių dėl perdavimo, niekad nemačiau. Okay. Nu, bet yra gamintojų, kur tiesiog meluoja tos arklius, BMW mašinos labai mėgsta, mocai irgi R1, man atrodo, biški daugiau suka, jeigu gerai atsimenu, negu deklaruoja, BMW, man atrodo, biški daugiau suka, negu deklaruoja, tikrai nedaug, bet jo, nu, kaip pridirbtas motoras, kaip buvo elgtasi su jo, kaip profilaktikas darytas, viskas lemia, tai kiek 118 originaliai? Originaliai 118. Na, jo, dariau prieš mėnesį Suzuki 7PM tai pasitrūko 7, man atrodo, arklių į ratą. Okay. 7 ar 8. Tai aš su programa jau atsistojau netoli gamyklinių arklių, ar ten vieną arklį daugiau negu gamyklą jau turėjo išsisukti. Kitam dariau, kai 4 litrinį dariau, jis irgi iškart suka daugiau arklių negu gamykla. Įtakas gali turėti išmetimas vis. Jo, nu, ne, nu, ta prasme... Išmetimas, man atrodo, kažkoks burtas. Bet čia nėra, kad jis turėtų Euro 5+. Jo, tai dėl to, ta prasme, nu... Ką žinau, viskas gut. Kosmosas, aš sakiau Hebra visada, kad šitas Suzukis turi galios, nes aš kai pirmą kartą užsėdau ant jo, aš vachoje buvau, kaip kyla, ta prasme CBR'as, SCPM9. Kaip tik vat, prieš tai su tokiu lakščiau ir užšokau ant šitą, kai nuvariau nupirkti. Ta prasme, nelyginant, tas geriau kyla. Per sankabą vos perspiri 2-3 bėgį ir šok ant ratas, CPM9 taip nesielgia. Ir kai atidarai rankeną ir pagal kreivę matosi, kaip tolygiai kyla. Jo, visa tolygiai graži kreivė ir jos pikinė gali išsilaiko belekiek arkliuko, retai pamatysi, va tarkime, jeigu kursorio, aš visus prajungsiu, kad būtų paprasčiau matyti ir nusukimo momentą išjungsiu. Jo pikinė gale, jo pikinė gale yra ties 11,5 tūkstančių, redline'as atsimušim kažkur ties 12 tūkstančių. Tai bet jis lygi tiesiojo yra, tai tu permeti bėgį, tu visada lieki ant 140 arklių. Kiti mocai, ta prasme, iškart krenta. Lygi graži to lagi kreivė, tai ta prasme... 25 metai mocai ir jis toks gyvas, aš sakau, kosmosas. Jeigu nebūtų toks sunkus, turbūt tai tikrai būtų visai geras. Bet jo svoris nėra kažkoks išskirtinai didelis, jis 198, man atrodo. Jis yra ganėtinai lengvas, mocas tiek, kad jo plastikai įsinovinis atrodo kaip didelio kvalo. Nu, gal įdomu būtų realybėje užmest ant svarstyklių ir pasižiūrėti, ką jis sveria. Nu, taip, jis neturi daug klaidų, elektronikos jis nieko neturi. Nu, tai ta... Visa elektronika. 3 sensoriai, gazo rankena, tai trosinė. Ir lempa. Tai, bet kaip pajudinau, tai atrodė sunkokas. Tai, nu, palyginus su mūsų R1 107 kg svėriau. Nu, tai jo, gal palė 200 kažkas ir bus. Tai sakau, apie 200-198. Tai. Jo, good. Susitvarkyti sensoriuką, pasimatuot varžą, kurį ten pasikeist ir viskas. Išteks gal kamerai. Tai ką, jau matėt, kad mocas prasuktas ant stendo, kad Suzas galios turi daugiau nei kad galėjom įsivaizduoti. Dabar atvažiavau iki Alytaus, atvežiau plastikus perdažyti į juodą spalvą, kaip ir sakiau, kad liktų originalūs plastikai. Einam iki garažo, pažiūrėsim, kokios būklės dabar plastikai. Truputėlį apie juos papasako žmogus, kuris užsiims jų tvarkymu. Tai keliamės į garažą. Ką žodžiu turim? Tokį giveaways, nežinau kaip čia darbą atnešta, iš chaoso. Taigi pradėsim darbus prie plastikų, kaip matom. Žodžiu, ką mes čia turim? Palauk, dar klausimą turiu, kaip jūs rasti? Kaip mūsų rasti? Mūsų rasim Instagram'e, Kazė Workshop. Turim Instagram'e, jo page'ą susikūrę. Žodžiu, atliekam, jo, kažkaip. Žodžiu, ką apsiemam tokiais kaip, nežinau, detailingo dažymais darbais. Tada tvarkom motociklus vien tik tai, galit parodyti. Žodžiu, apsiemam viską tiek variklio darbais, tiek dažymais, tiek, nežinau, realiai, nežinau ką paminėti, viską
tiek atnaujinam dalis. Moto servisas. Jo, kaip motoservisas. Ta prasme, Ir tik dažom. neturim ir dažom jo. Tik neturim, žodžiu, programavimos dar tam tikros įrangos. O realiai visą kitą, tik nežinau, iš mechaninės pusės viską idealiai dar. Okay. O kažką turi seniai papasakot apie Suzo plastikus? Jie čia kaip tau... Žodžiu, ką mes čia turime iš bendros būklės, tai iš tikrųjų kaip tokių metų mocos, tai žiauriai iš tikrųjų gerai įsilaikė. Nes ta prasme, kiek pamatai, naujesnių metų mocos būna žiauriai iš tikrųjų. Siaplandyti, sulūžę. Čia iš tikrųjų pažiūrėjus, nežinau, į pravasarį, tai realiai kaip naujas. Okay. Čia realiai nežinau, net iš esmės, žinai, lengvai pasišveisti ir galima būtų net perlaukutis. Vietom tik tai matosi lakas pasigręžęs, o šiaip iš vizualiai žiūrint kaip naujas. O čia va... O ką mes čia turim, jo, nusidrožę, lipdukai tai čia visi nusidrožę. O ta prasme, nebus tipo, problemų tau dažant? Iš esmės ne, nes mes juos visus nusilupsim, pagrindę visus, kiek eina plastikus, pilnai nusišveisim. Realiai, kuo stengsimės, kuo daugiau iki gryno pačio plastiko. Ta prasme, kad nebūtų jokių dvigubų sluoksnių. Ta prasme, padaryti vos ne kaip originalų dažą. Okay. Jo, ir žodžiu, turim tokių defektų, tai manau kažkaip išeis juos išlituot, nežinau, iš vidinės pusės. Jau čia matom, kažkas darė, kažką tvarkė. Šiek tiek nelabai tvarkingai darė. Nu, bet ta prasme, vis tiek nebūtų palūžęs, tai patvarkė. Padarysim laikiklius, šiek tiek bandysim užpildyti čia visur. Žodžiu, tvirtai pasistengsim padaryti. Kažkiek teks ir pašpakliuot, nes ne metalas, tai negalėsim išlankstyti. Ir jo, teks ruoštis dažymą viską. Nu kaip juoda spalva perdažant mėlyną plastiką? Ant mėlyno plastiko iš esmės, nežinau, ta prasme vis tiek pirmas etapas yra gruntas. Tai žodžiu, visų plastikų vienoda spalva gausis. Tai realiai vienodai pasitengs. Okay. Yra jo 2 atspalviai grunto, ta prasme 3, gal net daugiau. Yra pilkas, juodas. Tai žodžiu, iš pilkos spalvos tu gali išgauti daug šviesesnių atspalvių iš juodos, jau toksai tamsesnis gaunasi. Ta prasme, tai, ką nežinau, čia ant juodos spalvos galima ir juodą rinktis. Šiaip ant pilkos spalvos, kame yra esmė geras dalykas, kad labai lengvai tu matai, kai dažosi viskas. Aha. Nes ant juodos tu nežinau, ta prasme, gali tam atitinkamas spalvas dažyti tamses, bet negrinai juodą. Nes su juoda, nu, ta prasme, nematai, kai tu užputi tą plastiką, žinai, gali vietom palikti net grunto. Mhm. Tai mes rinksime šioje vietoje tamsiai pilką laką, gruntą. Ir bandysim žiūrėti rezultatus. Okay, supratau. O ką čia silikai veikia, tai žiedą važiuoji? Pliamba, čia iš senų laikų. Važiavai žiedą, ar taip buvai Ne, užsidėjęs, taip buvau užsidėjęs, kad mieste, žinai, nusijodint. nusijomint, jo, po gatvę, paslaidint, padriftin O mėgstant. čia tavo moto? Su supermoto. Čia turim tvarkymų vieną. Tvarkymui? Jo. Ką darai? Žmogus paprašė per žiemą pasiruošti. Nori, žodžiu, kaip sakė, žmogus nedirbam laisvų. Visiškai sunkiai kūrėsi. Tai karbas? Karbas, jo. Tai prie karbo darbų. Prie karbo darbų ir vožtuvų, kaip matot, variklio Izės motoras iki 213 nuo 20, kažkas tokio, tas senas 5 vožtuvų. Pas mane lygiai toks pat. Pas tave? Kelintų metų čia. Čia 213 kažkas tokio. Pas mane 209. 209. Jo. Tai irgi dar 5 vožtuvai stovi, taigi ten visai tragedija. 2 mm įsibimo ir išmetimo vožtuvų tarpai gaunasi. 2 mm, čia, jei neklystų, nuo 10 iki 15 turėtų būti tas viduriukas. Iki 1,8 įsirbimo, o išmetimo 1,5 arba atvirkščiai, tai reikės kažkada pasidaryti. Ir turi būti atsargus tais vožtuvais, žinai, nes, ta prasme, persitempsi kažkiek, nu, ir susivalgysi. Ja. Tik cilindrą tie galva. Turėjome mes tokiu atveju irgi ten, žinai, pasiėmė ir seksitę iki 20, atsimenu. Tai blemba, žinai, pasiėmė žmogaus, sako, nu, čia gal kažkas pastrigę bus, nu, neįlysi, nepasitikrinsit, važiavęs nuserdai, žiūri, visa galva, žinai, sulaužyta, sako, vožtuvus reguliavom neseniai. Okay, supratau. Tai turi atsargiai su šitų dalykų, jo. Karbu dažniausia problema, jo. Čia tavo? O čia ką, jo, mūsų abiejų, žinai, su panelė, žodžiu. Čia mano, čia, žodžiu, abu 2.6, KTM-SXI, RFS-ai, žodžiu, ten 2.18 restailas, jo, perdarytas į 2.18. Nu, čia buvo mano pasirinkimas pigiau, kadangi viską galiu pats pasidaryti iš esmės. Okay. Tai man čia gaunasi tik tai už plastikus naujus susimokėto, visus kitos dalys ten irgi. Tai 4 PM buvo? 4 PM, jo. Ai, ne, 1.525, jas įsimaižiai. Koks?
525 šitas. 525? Jo, skiriasi šį pokytį žiauriai, tik dėžės. Važiavimui skiriasi 4PM? Jo, to prasme skiriasi, dėžės perdamas žiauriai skiriasi. Ilgesni bėgiai? Jo, ilgesni bėgiai žymiai ir, ta prasme, jautresnis, pats aštresnis tas mocis. Man tai kaip tik 525 žymiai švelniau važiuoja. Nu, čia kaip kam, bet aš kaip pavažinėjęs ilgiau su 4PM, tai Tai jaučiasi. čia įpratimo reikalas Jo, prie jo. ilgesnio ir trumpesnio bėgio, nes tu įpratus prie ilgesnio bėgio, tau atrodo, kad švelniau, nes ant 4PM trumpesnis bėgis ir jis tą Jo. torką duoda tokį Jo, jo, trumpą ir tą tu tokį turi trumpą. labai greitai sugaudyti. Iš esmės žvaigždės tos pačios, nu, kas iš transmisijos pusės liečia. Tiek padant. Jo, tiek padantų žodžių, tai jo, skiriasi. Šiaip kaip važiuoju, nežinau, kuris būtų šiek tiek švelnesnis mano atžvilgiu, tai nežinau, 525 žymiai. Mhm. Dėl to, kad nėra gal to vadinamo balansyro, nes 4PM yra, kuris balansuoja, gal kažkiek sudaro tą vibraciją didelę, Okay. bet šiaip jaučiasi jo pavažiavus. Malonesnis, švelnesnis, jo. Pakankamai turi ir verta pas tave varyti. Jo, Mokyti, jo. žinai, ko nepasakėjai, kuriam mieste randiesi. Alytus yra jo, Alytus. pagrindinis miestas. Visai Jo. pamiršau pasakyti, kad Alytų yra. Jo. O tai Žodžiu. pats rėmo persidažyti tą vietą? Jo, viską patys dažėmės, viską grinai. Aišku, kai ką vežėm smėliot, pavyzdžiui, nu ten buvo kas milteliniu dažyta. Jo. Šiaip, jei, pavyzdžiui, kokia matinė spalva dažant, žiauriai iš tikrųjų tvirtas dažas gaunasi, matosi pagal radiatorius, nežinau, čia visą sezoną atvažinėjau. Tai matosi va tokie tik tai čia įtraukimai, kaip iš pūliuko dažant, pavyzdžiui. Jo, jo. Aišku, kokius ratus, jo, dažyčiau milteliniu dėl to, kad vis tiek montuot veži, žodžiu, nutrinas tie ratai. Jo, jo. Nežinau, nuo akmenų kažkokiu dar kažko. Tai jo, tas dažas stipresnis. O šiaip viską jo patys. Primink dar kartą savo Instagram. Kazė workshop. Okay. Tai jeigu kam Jo. įdomu, tai ir reikia kažkam pasitvarkyti mocą, tai Alytus aplinkui čia atvaryk, Jo. žmogus supranta, ką daro ir gali plastikus nudažyti. Vežkit žiemą tikrai pilnai. Norim darbo kuo daugiau, nes sezono patys norim išvažiuoti. Žodžiu, o dažniausiai ant sezono visi žiauriai daug priveža ir tada ką mes turim tvarkyti Tai kitiems. sezono metu, Jo. visi tik prisimena sezono metu. Jo, jo, Visada visų, kaip kas visada. sekasi sezono metu darom, Jo, dalykus, jo. ar ne prieš sezoną. Aišku, yra žmonių protingų iš karto atvežė, va, turim ir čia pavyzdį iš karto. Pasiruošiam po lėto, yra laiko daug žodžių. Sūzas bus juodas, gražus, Jo, pasimsit, kažkas laimėsit, galėsit džiaugtis. Ir jeigu bus kujovai nudažyta, žinosit, kur žinosim, kur kreiptis, jo. Bet šiaip stengsimės tikrai gerai padaryti. Ai, va, kur Kaip tinklelis, gyveni. Aš galvoju, kur aš tinklelį padėjau nuo to. Ant šito Ai, šono. teiga. Gerai, jeigu ką jūs pas tave. Gerai, ką pas mane jo. Jeigu, Jo, jeigu ką- nerasit, tai tada Padarysim kažkokį prototipą. Gerai. Jo, bet šiaip matosi, pagrindas tik prie vieno plastiko daugiausiai darbo, kiek matau, šiaip realiai viską galima buvo nulupti, šveistis ir ruoštis gruntavimui. Okay. Viską idealiai jo. Palikau posakį vieną, bet koks skirtumas vis tiek reikės. Jo, vis tiek reikės nuo Kitus aš dėsiu posakius. Šitas nuimt. Nes šitie negražus atrodo kaip slaideriai. Reikės kažkur nuvežti, kas elektrą supranta, padaryti man. O jūs neužsiemate elektrą? Drąsiai galima visiems, žinoma, 100% užsiemam visokiais tipais realiai, tiek tvarkom dingusis kibirkštis, kas susijęs su EQ pačiu. Aišku, neturim programavimo įrangos, bet galim viską daryti tiek iš vidaus grandinių elektros, išoriškai šviesas tvarkom viską. O Viską, elektronikos Bet susiję. taip, tik supermoto kažką darot, ar Ne taip. Lietuvos gali prieiti? Ir prie britvos galima prieiti, ir prie visokių motorolerių, ypač motoroleriam darom vasaros metu setupus, gerus upgrade'us, sportinam, daug gaunam pasiūlymų tvarkyti. Okay, žodžiu, tai jo. motoroleristai irgi gali Jo, jo. kreiptis pas tave. Tikrai daug pagelbėti padaryta chebrai. setupų, ja, Okay, tai viskas, supratau. sakai.